Labas vakaras, tai tiesioginė Lietuvos televizijos laida. Liko mėnesis iki Seimo rinkimų, vadinasi, prasideda rinkimų agitacija. Tai daro ir Lietuvos televizija bei radijas. Tai darome mes šiandien, rugsėjo 8 dieną. Ir šiandien jūs matote mūsų studiją. Šiandien pas mūsų studijoje svečiuojasi, kaip jau buvo minėta, Vilniaus universiteto studentai, būsimieji politologai. Ir taip pat šiandien šią pirmąją rinkimų agitacijos laidą stebės vyriausioji rinkimų komisija. Na ir dabar aš norėčiau pakviesti pagrindinius mūsų laidos dalyvius, tai daugiamandatės apygardos į Seimo rinkimus kandidatai, tai šių sąrašų lyderiai, o sąrašų yra 15. Dabar aš jums juos pristatysiu, o mes juos sutiksime. Taigi, o burtai lėmė, kad sąrašų numeriai įsidėsio štai taip. Sąrašo numeris 1. Lietuvių tautininkų sąjunga, šiandien ją atstovauja Gediminas Sakalnikas. Lietuvos valstiečių partija, Ramūnas Karbauskis, sąrašas numeris 2. Lietuvos centro sąjunga, sąrašas numeris 3, Romualdas Ozolas. Ačiū. Lietuvos laisvės sąjungos sąrašas numeris 4 ir Vytautas Šustauskas. Lietuvos krikščionių demokratų partija sąrašas numeris 5, Algirdas Saudargas. Sąrašas numeris 6, tai yra Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai ir Arvydas Vidžiūnas. Prašom. Sąrašas numeris 7, Naujoji sąjunga socialliberalai Artūras Paulauskas. 8. sąrašas Lietuvos liberalų sąjunga ir Rolandas Paksas. Sąrašas numeris 9, Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija, ją atstovauja Vytenis Andriukaitis. Sąrašas numeris 10, Lietuvos partija Socialdemokratija 2000, Rimantas Dagys. Sąrašas numeris 11, Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga ir Stasys Šedbaras. Sąrašas, Krikščionių demokratų sąjunga ir Kazys Bobelis. Sąrašas numeris 13, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, ją atstovauja Valdemar Tomaševskij. Lietuvos liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą, sąrašo numeris 14 ir šiandien studijoje Julius Veselka. Ir 15 numeris, Jaunosios Lietuvos, Naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga. Šiandien Stanislavas Buškevičius pas mūsų studijoje. Kągi, mes pasveikinome mūsų gerbiamus studijos svečius, jas atstovauja sąrašams, jų, kaip minėjo, yra 15. Mes netrukus su jais kalbėsimės, jie prisistatinės, pasakos apie save, kokiai partijai, kokiam sąrašui jie atstovauja, ką jie žada Lietuvą, sakys į mano ir į mūsų svečių klausimus. Na, bet prieš tai mes pasikalbėsime su vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku Zenonu Vaigausku. Taigi, Zenas Vaigauskas, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas. Pirmininkė, kuo ypatingi šie Seimo rinkimai? Na, šie Seimo rinkimai ypatingi tuo, kad vyksta 2000 metais. Mes šiemet turime mažiau kandidatų, tik po 10 vidutiniškai vieną rinkimų apygardą. Mes ženkliai mažiau turime politinių partijų sąrašų, tik 15 vietoj 24. Pirmą kartą šitų Seimo rinkimų neatvyksta stebėti tarptautiniai stebėtojai. Aš manau, kad tai bus... Tai blogai ar tai gerai? Aš tikiuosi, kad tai bus puikus rinkimai, kuriuose Lietuvos žmonės įsirinks savo naujo Seimą.
Pirmininkai, kaip paaiškinti, kad šiuose rinkimuose dalyvauja mažiau organizacijų politinių? Vyksta partijų konsolidacija. Nėra antrojo rinkimų rato, dėl to partijos racionaliau išdėsto savo jėgas prieš pirmąjį rinkimų ratą. Ir kai kurios partijos supranta, kad reikia telktis į vieną grupę, tam, kad geriau galėtų patenkinti rinkėjų poreikis. Ir kaip tai vertinti? Tai yra gerai ta konsolidacija? Aš manau, kad tai yra gerai, tai atitinka kitų valstybių politinių struktūrų modelius. Iš tikrųjų, per šiuos rinkimus Lietuvos televizija turbūt pirmą kartą Lietuvos televizijų istorijoje apskritai rodys debatus partijų, kur politinių partijų sąrašų atstovai diskutuos tarpusavį, ginčysis, aiškinsis savo rinkimų programas. Tai yra viena iš svarbiausių naujovių šiais rinkimais. Sakykite, ar daug vargo buvo sudarinėjant tas partijų grupės, kurios tarpusavį diskutuos, ar apskritai partijos važiavosi, nenorėjot galbūt į debatus? Žinot, jokio vargo. Partijos pačios susitarė, sudarė grupės ir partijos labai vieningai Lietuvos Respublikos Seime balsavo už įstatymo pakeitimą, kad būtų kalbančios galvos pakeitomas tos diskutuojančiom galvom. Aš manau, kad tai rinkėjai nuo to labai daug laimės, todėl kad galės partija savo programinės nuostatas išdėstyti vaizdžiai, trumpai ir įtikinamai. Žodžiu, politikai pagaliau suprato, kad jie geriau atrodo ekrane ne tada, kai jie sėdi ir savo mįslingai kažką pasakoja, bet iš tikrųjų tarpusavį ginčiasi, kaunasi už savo tiesą. Dar vienas klausimas, paprastai, kiek žinau, prieš rinkimus būna įvairiausių ir politikų spaudimo. Ar šiuo kartu jums politikai nedarė kokio nors spaudimo, nebuvo kokių spaudimo? Mes turbūt vyriausia rinkimų komisija jau seniai nebepastebėjom, kad politikai mums darytų spaudimą. Politikai, kandidatai spaudimą daro rinkėjams, kad gautų kiek galima daugiau jų balsų, nes rinkimų komisija balsus tik skaičiuoja. Pirmininkai, sakykit, ar galima tikėtis dar kokių nors netikėtumų? Būtinai, būtinai. Kokių gali būti? Aš manau, kad netikėtumų visą laiką per rinkimus kokių tai būna. Tikėkime, kad tai bus tik malonus netikėtumai. Kągi, tikėkime, aš matau, jūs atsinešė čia dar ir pagrot turbūt galėsim, ar kas čia yra? Čia yra visų rinkimų nuo 96 metų rezultatai surašyti CD diske. Mes visų pirma Lietuvos televizijai įteikėm, aš manau, jums irgi bus įdomu pasižiūrėti ir padėsit papildyti rezultatus. Ir aš tikiuosi, kad kiekvieną kandidato sąrašo atstovas irgi paims šitą CD diską ir galės pasinaudoti rinkimų agitacijos kampanijai, pasitikslinti rezultatus, kokie buvo ankstesniais metais, kiekvieno rinkimo apylinkiai ir žiūrėti, kad tie rezultatai būtų dar geresni. Kalbėti, kaip patobulinti savo kalbas, pažadus, visą kitą. Taip, prisitaikyti prie reikėjo atskiros rinkimo apygardos. Kągi, ir jūsų palinkėjimai kandidatams? Taip, aš tikrai norėčiau palinkėti kandidatams, Lietuvos televizijai, ir rinkėjams, ir patys savo. Taip pat norėtume pasilinkėti, kad rinkimai vyktų sklandžiai, būtų organizuoti ir paliktų tik tai gerą įspūdį. Ir svarbiausia, kad mes išrinktumėm Seimą darbingą, kuris leis įstatymus artimiausius 4 metus. Tai buvo vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Dėkui Jums, nuo netrukus pokalbis su šios studijos svečiais. Taigi, svarbiausia mūsų laidos dalis, tai yra pokalbis su studijos svečiais. Šiandien pirmoji agitacinė laida, mes tiesiog susipažinsime su sąrašų atstovais, išsiaiškinsime, kokie tie sąrašai, kokios tos partijos, kokios politinės jėgos, kam atstovauja, ką galų gale, nors ir trumpai, galbūt čia nebus laiko ilgesniems debatams, ilgesnioms kalboms, bet išgirsime, ką sąrašų atstovai žada Lietuvai. Na ir klausimai iš tikrųjų bus ir iš auditorijos, ir mūsų klausimai. Mes teksimės pateikinėti galbūt kiek ir neįprastus klausimus. Tad iš tikrųjų dabar kviečiu mūsų sąrašų atstovus prisistatymams. Ir pirmasis sąrašas tai yra Lietuvių tautininkų sąjunga ir Gediminas Sakalnikas. Lietuvių tautininkų sąjunga iš šios Seimo rinkimus eina galingų tautos frontų. Į šią savoką įeina Lietuvos laisvės lyga su jums visiems gerai žinomu karvedžiu Antanu Terlecku, Lietuvos nacionaldemokratų partija su Rimantu Smetona ir, aišku, mes kuklūs tautininkai. Galvojame pirmiausia, kad reikia Lietuvoje įvesti tvarką, atkurti teisingumą ir toliau puoselėti tautiškumą. Iš tiesų, tautininkai dažnai minimi kaip euroskeptikai.
Ar priešiškumas Europos Sąjungai, na, sakykime taip, nedaro provincialios Lietuvos dar labiau provinciale? Kartais kalbama, kad mes turim pseudo lietuviškų vertybių, na, kurios mums trukdo tapti pilnavertiškai Europos dalimi. Koks jūsų tai požiūris? Aš manau, kad šis stereotipas yra giliai klaidingas. Jeigu taip linksmai kalbant, tai jeigu jūs Tautininkų sąjungos programoje rasite žodį, kad nesiūlome eiti į Europos Sąjungą, tai aš tikrai jums pažadu biržėtiško alaus bokalą. Kągi, ačiū pirmo sąrašo atstovui, ponui Gediminui Sakalnikui. Antrasis sąrašas tai yra Lietuvos valstiečių partija ir Ramūnas Karbauskis. Jūsų prisistatymas. Lietuvos valstiečių partija į šitos rinkimus veda 83 žmonių sąrašą. Iškeliam 39 kandidatus, dar porą remiam vienmandatėse apygardose, kurio įsikėlė patys save. Mūsų sąrašo nariai daugiausiai yra žemdirbiai, provincijos žmonės Lietuvoje. Jie yra visos Lietuvos mastelių galbūt nežinomi, tačiau tai yra žmonės praėję savivaldybių rinkimus, išrinkti į savivaldybių tarybas. Tai yra gerai rajonuose žinomi žmonės. Mes manom, kad mūsų privalumas šitos rinkimuose būtent bus kandidatai, būtent bus asmenybės, kurios iš tikrųjų turi ateiti į Seimą ir atstovauti savo rajonus taip, kaip rajonų žmonės to norėtų. Pone Karbauski, valstiečių partija visada daug pasakojo, ką darys su kaimu. Jeigu ateisite valdžią, ką darysite su miestu? Mes dirbsime kaime, kad nepadaryti daugiau bedarbių kaime ir neatvesti į miestą. Ir dar vienas klausimas, jei laimės valstiečiai, ar jie taps tokie turtingi kaip jų vadas, ar vadas taps tokiu pačiu skurdžiumi kaip valstiečiai? Visi ūkininkai šiandien yra prasiskolinę ir kas turi daug žemės yra labai prasiskolinę, aš taip pat. O klausimas šnekant apie valstiečių būklę arba apie kaimo gyvenimą, tai man atrodo, čia šitoje studijoje daug pasakoti nereiktų, ji yra tikrai tragiška ir mūsų darbas bus tą patį taisyti. Ir aš manau, kad miesto interesas yra taip pat, kad kaime žmonės šiek tiek geriau gyventų. Dėkui, ponui Karbauskiui. Trečiasis sąrašo numeris tai yra Lietuvos centro sąjunga ir Romualdas Ozolas. Jūsų žodis. Lietuvos centro sąjunga į šios rinkimus eina siekdama vieno tikslo, kad Lietuva pasidarytų labiau tinkama gyvenimo vieta, negu buvo iki šiol. Kad šitai būtų, du dalykai turi būti padaryti. Žmonės įdarbinti, bent jau didžioji jų dalis, ir galų gale, kad biudžetas būtų surenkamas iš mūsų gaminamų produktų, kurios galėtų pirkti visas pasaulis, kur mes tik tai rastume rinkas. Gerai, dar vienas klausimas jums, o koksgi vis dėlto yra centrinis centristų pažadas? Lietuva yra pati tinkamiausia gyvenimo vieta. Tai yra mūsų programos Atsigręžk į žmogų vedamoji linija. Ar rinkimų pažadai nedaro centristų ekscentriškais? Kartais norėtųsi būti ekscentriku, bet pagal prigimtį centras negali būti toks. Dėkui ponui Ozolui ir Centro sąjungai. Ketvirtasis sąrašas yra Lietuvos Laisvės sąjunga ir Vytautas Šustauskas. Minutė jums. Minutė. Nu kągi, Laisvės sąjunga trečią kartą dalyvauja rinkimuose ir trečią kartą turbūt nemeluoja. Taip, kad Kaune trečią kartą į savivaldybės ir sutriuškinom visas partijas. Manau, kad Kaunas nesugriuvo, Kaunas tapo laisvas, demokratinis miestas, spręstos energetikos problemas, parodė, netokie mes buvom bačkos veiksniai, kiek mokam ir valdyti kažką. Ne taip, kai dabar vėl girdi partijų čiulbėjimą, vėl sieks darys, man juokas, tikimai iš jų siekiu. Tai, kurie nuo 90 metų sėdi Lietuvos Seime, kada man reikia kaip merui skaityti įstatymus, aš už galvos jimuosi, Jėzau, kas todėl žmonės priiminėja tokius įstatymus. Taip, kad ir dėl švietimo, ir bet kurį aš pasirašinėjau, aš jas perskaitau ir pamatau, kad girdžiu tą patį, ką 92, ką 96 ir 2000. Taip, kad turbūt kelias turi būti šiandien Laisvės sąjungos atviras ir parodyti, ką sugebėsim daryti Lietuvai. Gerai, ponia Šustauskai, čia prie savaitės aktualijų truputėlį klausimą.
Ponas Šustauskas pastaruoju metu išgarsėjo kaip politikas grasinantis žurnalistams duoti į liūlį. Čia yra politiniai rinkimai, aš neatsakau į tokius kvailus ir jūsų klausimus, nes tas politikas, tas žurnalistas, taip atvažiuokit, aš parodysiu dokumentus, galėsiu susipažinti, kad tas žmogus gulėjo durnyne 72 metais. Atvažiuokit, duosiu asmeniškai jums visą paketą. Gerai, tada dar vienas klausimas vis tiek jums apie tai, man teko skaityti jūsų interviu, kai jūs atsigulėte ligoninėje, jūs sakėte, kad širdis sustreikavo dėl to, kad ateina žmonės prie savivaldybės, prašo kažko ir jūs negalite duoti jums. Sakykite, ką jūs galvodavot, kaip pats eidavot piketuoti prie kitų valdžios? Reikalaudavau iš Seimo sėdinčio, kad priimtų įstatymus tokius, kurie būtų atsukti į žmogų. Dabar jau į centristai jie kalba tą, kur Šustauskas rašė 92 metais savo programoje, kur jau po tiek laiko nusikopijuoja, kad politika turi būti orientuota į Lietuvos žmogų, tam įrenkami jie yra visi, kurie sėdi. Bet ta politika nebuvo ir aš tada šiandien neturiu tikros savivaldos, kada man reikia į teismus eiti dėl profiliuoto mokslo, dėl gražintinų namų, kada Šustauskas negražina, nors yra įstatymai, aš negaliu žmonių mesti į gatvę. Aš matau, kokius kvailesnius įstatymus dar begalėjo priimti Seimas. Gerai, ačiū ponui Šustauskui, tai sąrašas numeris 4, dabar sąrašas numeris 5, Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Algirdas Saudargas. Labą vakarą, Lietuvos krikščionys demokratai. Krikščionių demokratų partija, būtent ta partija, kuri mažai žada, bet daug dirba. Nes tai jau 10 metų Seime, mūsų Seimo narių, taip atsitinka vis gausėja su kiekvienais rinkimais, kiekvienais metais. Tikiuosi, kad ta taisyklė pasitvirtins ir šiuose rinkimuose. Taip, mes tikslą turim. Teisingumas ir gerovė kiekvienam. Bet tą galima ne pažadais pasiekti, bet kasdienių sunkių darbų. tą mes dirbam Seime, tą dirbam vyriausybei, dirbam savivaldybėse ir kitur. Pone Saudargai, per praėjusius rinkimus buvo pastebima, kad bažnyčios tarnai, tai yra kunigai, taip pat dalyvauja rinkimų kampanijoje, agituodami už vieną kitą kandidatą arba už vieną ar kitą partiją. Koks krikščionių demokratų požiūris į tokią kunigų veiklą? Kunigų veiklą reglamentuoja jų vadovybė ir kaip jūs ką tik ir paminėjot, kad agitavo už vieną ar kitą partiją, tai yra jų valia, jeigu jų vadovybė tą leidžia, tą jie ir pasako. Krikščionim demokratam bažnyčia yra moralinis autoritetas, taip pat mes remiame socialinį mokymą. Na, jūs aišku įsisukote iš klausimo, bet jūs kaip krikščionių demokratų partijos atstovas, ar jums malonu, ar jūs pateisinat, kada, sakykime, kunigai agituoja už, sakykime, kad ir jūsų partija? Aš jums kaip tik paminėjau visą tiesą, kaip iš tikrųjų yra, kad kunigų veiklą tikrai reglamentuoja jų dvasinė vadovybė ir jie turi elgtis taip, kaip jiems yra sakyta. Dėkui ponui Saudargui. Ir dabar sąrašas numeris 6, tai yra Tėvynės sąjunga, Lietuvos konservatoriai ir Arvydas Vidžiūnas. Žodis jums. Gerbėjai, Tėvynės sąjunga jums yra pažįstama. Tai valstybininkų partija einanti iš gerųjų sąjūdžio šaknų. Tai partija siekianti Lietuvą atriboti galutinai nuo politinės ir ekonominės rytų valstybių įtakos. Mes už gerą biznį su Rusija, bet mes už europinius modelius, kuriais remiasi Europos vidurio ir rytų Europos valstybės. Mes esam su tais, kurie nors vieną klaidą ar gyvenime padarė. Mes jų irgi taip pat esame padarę. Bet mes atsinaujinę ir šiandien mes galime pasakyti 10 pažangos ir reformų ir gerų žmonių gyvenimo įstatymų, suformuluotų per mūsų suvažiavimą Andriaus Kubiliaus. Nieko nežadėti, nieko nemeluoti. Reikia neišduoti, reikia nebijoti, reikia nesvyruoti, reikia daryti, reikia žinoti, reikia nepiknaudžiauti, reikia nevogti, reikia su visais tartis. Jeigu pavyktų mums taip daryti, atsinaujinusiai Tėvynės sąjunga su piliečių parama, išeitų daug gerų dalykų. Ir vis dėlto politologai pastebi, kad Tėvynės sąjunga, Lietuvos konservatoriai sunkiai bendradarbiauja. Ir
Pone Vidžiūnai, jei laimėtų kairieji ir pasiūlytų konservatoriams, na, sakykime, užimti vyriausybėje ministrų kabinete kokią nors vietą, ar jūs sutiktumėt? Tai priklausytų nuo daugelio dalykų. Pirmiausia, nuo to, kiek jų vadovaujama vyriausybė harstų populistinių pažadų. Mes, žinoma, mums būtų sunku sudaryti koaliciją su tais lyderiais, kurie veido žurnale žada rojų visiems piliečiams ir kurie aureolėmis pažymėti. Bet mums miela kalbėti su Artūru Paulausku visais klausimais, galbūt susitartume ir dėl vyriausybės. Dėkui ponui Vidžiūnui, tai buvo sąrašas numeris 7, dabar sąrašas numeris 8, sąrašas numeris 7, dabar Naujoji sąjunga socialliberalai ir jiems atstovauja Artūras Paulauskas. Jums minutė. Mėlėjai, Naujoji sąjunga politinė organizacija, kuri pirmą kartą dalyvauja Seimo rinkimuose. Mūsų kandidatai, gydytojai, mokytojai, teisininkai, kurie sėkmingai dirba savo profesinį darbą, verslininkai, ūkininkai, kuriantis ne vieną darbo vietą. Jie kaip ir jūs piktinosi valdžios nesugebėjimu šį pastarąjį dešimtmetį valdyti kraštą, sukurti efektyvų ūkį, užtikrinti teisėtumą. Mūsų politikos principai, naujosios politikos principai, kad į politiką turi ateiti nauji, sąžiningi žmonės. Mes už tai, kad reikia siekti visuomenėje ne konfrontacijos, o kompromisų, susitarimų dėl svarbiausių visuomenės ir valstybės tikslų. Pastarosius mėnesius mes intensyviai bendraujame su Lietuvos žmonėmis ir matome, kad juose dar rusena viltis. Ir ta viltis yra siekiama su naujais politikais, su nauja politikų karta, o Naujoji sąjunga tokia ir yra. Pone Paulauskai, socialliberalai savo programoje teigia, kad yra trečio kelio jėga. Newtas Gingrichas, Jungtinių Amerikos valstijų respublikonas, yra pasakęs, kad trečias kelias veda į trečią pasaulį. Kur veda jūsų kelias? Aš matau, kad trečias kelias, tai šiandien Bilo Clintono, Tony Blairo kelias, tai yra civilizuotų kraštų kelias, tai yra politika, kuri siekia kompromisų, kurie gali suderinti socialinės programas su liberalia ekonomika, su liberaliomis ekonomikos reformomis. Tai yra išbandytas pragmatiškas kelias. Ir aš manau, kad niekas nepasakys, kad šitos šalis trečiojo pasaulio šalis. Bet vis dėlto, iš tikrųjų, jūs tik ką paminėjote, jog tai išbandytas kelias ir jog ideologija socialliberalų yra išbandyta ir vakarų Europoje, ir Amerikoje. Tačiau didžiausias išbandymas, reiktų suprasti, išbandymas valdžia. Pone Paulauskai, kokiuose šalyse socialliberalai yra valdžios partija? Galiu paminėti, kad Kroatijoje koalicijoje su socdemais jie pasiekė pergalę parlamento rinkimuose. Bet aš manau, kad mes matėm kairės ir dešinės valdymą. Mes matėm, kuo baigėsi Lietuvoje šitas valdymas. Todėl reikia ieškoti naujų jėgų, progresyvių jėgų. Ir socialliberalizmas siūlo būtent tokias idėjas. Tai buvo sąrašas numeris 7, Naujoji sąjunga ir Artūras Paulauskas. Sąrašas numeris 8, Lietuvos liberalų sąjunga, Rolandas Paksas. Minutė jums. Gerbimieji, kovo 17 dieną į savivaldybių rinkimus liberalų sąjunga ėjo 17 numerį. Kovo 17. Spalio 8 liberalų sąjunga eina į Seimo rinkimus 8 numerį. Aš norėčiau pasakyti, gerbimieji, vieną aišku dalyką, kad rinkimų dieną atsikėlus visiškai nebūtina atsiminti partijos pavadinimo, už kurią reikia balsuoti. Reikia tik pasižiūrėti kalendorių ir viskas taps aišku. Ir lygiai taip pat, jeigu taip pasižiūrėjus į kalendorių bus balsuojama, gali tekti užmiršti ir daugelį negandų, kurios yra dabar Lietuvoje. Mes sąraše turim 133 liberalus. 133 liberalus ir lygiai taip pat 133 aukštuosius diplomus. Tai partija, kuri turi bene daugiausiai aukštą išsilavinimą turinčių žmonių. Antra, ką aš norėčiau pasakyti, man teko kalbėti su rinkėjais gana pagyvenus amžiaus. Ir vienu balsu sako, unisonu, reikia naujesnių, reikia jaunesnių. Liberalų sąjunga vidurkis amžiaus 38 metai. Taip, kad abejonių, už ką balsuoti, jums neturėtų būti. Ir vienas klausimas, daugelis
pavasarį išrinktų merų balotiruojasi Seimo rinkimuose, kaip ir jūs. Žmonės kalba, kad meras Paksas irgi vienas iš tokių merų, palieka likimo valiai miesto problemas, mero postą naudoja kaip laiptelį savo karjerai. Kaip jūs vertinat tokius pasisakymus? Tai ne tik žmonės kalba, ir ponas Vaigauskas man įteikė jau kandidato Seimo narius pažymėjimą. Aš galvoju, kad Seime reikalingi žmonės, kurie supranta savivaldos problemas, tai yra viena. Nes žmogus, kuris dirbo savivaldui, jisai yra susilietęs su tom problemom, su kuriuom kiekvieną dieną susiduria mūsų žmogus gyvenantis Lietuvoje. Aš norėčiau jums dar daugiau pasakyti. Aš galvoju, kad savivalda išsunkė visas galimybės pakeisti gyvenimą miesteliuose, rajonuose, miestuose. Laikas keisti įstatymus. Kitaip nei merams, nei seniūnams dirbti tampa neįmanoma. Dėkui Rolandui Paksui, 8 numeris Lietuvos liberalų sąjunga, 9 numeris Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija, ją atstovauja Vytenis Andriukaitis. Jums minutė. Ačiū labai. Mėly kolegos ir mėly žiūrovai, aš kadangi pristatau net 5 partijas, tai aš turiu pradėti pristatymą nuo mūsų koalicijos lyderio, nuo Algirdo Brazausko, todėl mūsų koalicija taip ir vadinasi. Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija. Ji pristato jums Demokratinę darbo partiją, socialdemokratus, Naująją demokratiją, kuriai vadovauja Kazimiera Prunskienė, ir Rusų sąjunga. Taip kaip matote, mes sudarome koaliciją, kurios šūkis labai paprastas. Veikime kartu. Socialdemokratinė koalicija sugebėjo sutarti, priimti vieningą programą, mes turim vieningą komandą, realius kandidatus ir iš tikro deriname ir jaunystę, ir patirtį, ir išmintį, ir pasitikėjimą. O labai svarbu pasakyti, kad rinkimai bus spalio 8 ir visi, kaip sakė mano kolega Rolandas Paksas, prabus spalio 9. Taigi spalio 9 nepamirškite, kad tai yra 9 sąrašas, o socialdemokratai startavo 9 sąrašų ir per savivaldybės, ir šį kartą. O šiaip yra labai geras posakis pataikyti į 9. Ačiū labai. Dėkui, pono Andriukaičiui, tačiau dar vienas klausimas. Jūsų koalicija pavadinta Algirdo Brazausko vardu kaip koks fan klubas. Kas bus Lietuvoje, jeigu visi vadinsis Vytauto Landsbergio partijas, Artūro Paulausko, Romualdo Ozolo ir kitaip? Fan klubų renginys bus Lietuvoje. Aš manau, kad politika derina du tokius požymius - asmenybės ir pažiūras. Bet pone Andriukaitis, juk tai kaip masalas yra. Juk ponas Brazauskas pats nedalyvauja rinkimuose. Ar tai netrodo kaip masalas rinkėjams? Ne, netrodo. Jisai sutinka būti mūsų kandidatu į premjerus. Lietuva renka net tiek Seimą, jie renka tuos žmonės, kurie formuos vykdomąją valdžią. Būtent nuo vykdomosios valdžios priklauso Lietuvos žmonių gyvenimas. Darbas, darbo vietos, pasverti ekonominiai sprendimai ir perspektyva. Todėl ir mūsų kandidatas į premjerus yra visiškai aiškas. Mes kalbam Lietuvai atvirai ir įtikinamai. Dėkui Algirdo Brazausko socialdemokratų koalicijos atstovui Vyteniui Andriukaičiui. Na ir dabar 10 sąrašas, tai Lietuvos partija, socialdemokratija 2000, ponas Rimantas Dagys. Žodis jums. Labadiena visiems čia susirinkusiam, labadiena mūsų rinkėjam. Mes atstovaujam tradicinę socialdemokratiją, kuri visą laiką buvo Lietuvoje ir yra Europoje, neišradinėjom kokių nors dviračių, todėl savo kelią tikrai žinom. Ir atėjo laikas būtent įgyvendinti šitas idėjas. Mes ateinam remontuoti tą namą, kurį statė LDDP, kurį statė konservatoriai. Atėjo laikas jį tikrai iš esmės paremontuoti. Svarbiausia, kad mes žinom, ką tą daryti. Nors esam jauna komanda, bet socialiniai klausimai mums yra labai svarbus. Ir man atrodo, kad jauni žmonės turi rūpintis socialinė stabilumu ateitimi. Tikrai mes pasiryžę laimėti šitos rinkimus, nes esame įsitikinę, kad šaudyti reikia ne į 9, į 10. Visų pirma, ir žinome, kad tikrai net ir pirmokėlis supranta, kad 10 yra žymiai geresnis pažymys už 9. Taip, ir dar vienas klausimas. Vis dėlto norėčiau paklausti jūsų, kaip vadinsis partija Socialdemokratija 2000 kitais metais? Jūs kaip koks kalendorius būsite Socialdemokratija 2000 vienininkai, ar kaip? Tai bus Socialdemokratų valdžios partija. Ir dar vienas klausimas, vis dėlto kas pasikeitė socialdemokratams 2000-ininkams palikus socialdemokratus?
nieko nepasikeitė, kokie buvom, tokie ir likom. Su tom pačiom savo nuostatom, nesiblaškydami nei vieną pusę, nei kitą pusę, neįpuolė prisiminimus į praeitį, nepradėdami perrašyti mūsų socialdemokratinių tradicijų ir istorijos. Manau, kad mes pakankamai esame savarankiški ir stiprus, kad socialdemokratija Lietuvoje stiprėtų ir tam reikalinga tik tai ryžtingų žmonių, pasitelkusi tas naujasias idėjas, kurios ateina mūsų vakarų Europoje. Jeigu einam į vakarų Europą, reikia žinoti, kad ten valdo socialdemokratai su savo požiūriu, ne kairieji, ne dešiniai, bet socialdemokratai kairio centro partijos. Tai 10 numeris Lietuvos partijos socialdemokratija 2000 Rimantas Dagys. 11 sąrašas tai Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga ir Stasys Šedbaras. Labą vakarą visiems studijoje, labą vakarą televizijos žiūrovam. Esam nauja politinė jėga, kuri visą laiką buvo čia Lietuvoje. Tai daug teisininkų, daug ekonomistų, daug mokslo žmonių. Matyt, su liberalais gerokai pasirungtumėm dėl aukštųjų mokslo diplomų ir daktarų skaičiaus. Taigi buvom kartu, tačiau susibūrėm tik tais Liepos mėnesį. Ir tas branduolys, kuris sudaro Nuosaikiųjų konservatorių sąjungą, įliejo į save taip pat labai gerai patikrintą per 10 nepriklausomybės metų kitą branduolį, kuris kažkada sudarė Tėvynės sąjungos, taip vadinamą Vagneriaus vyriausybę. Ir manome, kad jeigu tikėt magišką skaičių gale, tai išties dirbsime taip, kaip Lietuvai dirba ir dirbo Arvydas Sabonis. O šiaip mūsų pagrindinis tikslas - saugi Lietuva. Saugi ne ginklais, ne patrankomis, kas irgi svarbu, tačiau, kad žmonės turėtų darbo vietas, jaunimas galėtų gauti kreditus mokslui ir įsigyti būstą. Ir tie saugumo garantai, ES, NATO, visgi pas mus turi ateiti iš tiesų, mes už tai, bet Lietuvai naudingomis sąlygomis. Ačiū. Ką nuosaikieji konservatoriai, juk jūs vadinatės nuosaikieji, darys nuosaikiau negu paprasti konservatoriai? Būtent nuosaikiai vykdys konservatorišką politiką, kuri iš ties yra patikrinta. Nuosaikiau tai reiškia lėčiau? Ne, tai iš tiesų taip, kaip ir priklauso vykdyti. Na, man atrodo, didelių diskusijų čia mes nevesime, bet mielai būtumėm padiskutavę. Kaip ir dabar paaiškėjo, kad nelabai buvo norima padiskutuoti, kas yra iš tiesų tikrieji konservatoriai ir kas ruošiasi vykdyti tikrą konservatorišką politiką Lietuvoje. Dėkui ponui Šedbarui, tai sąrašas 11 Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga. Sąrašas 12 Krikščionių demokratų sąjunga ir Kazys Bobelis. Labas vakaras. Labai malonu dalyvauti šioje programoje ir atstovauti vieną iš seniausių Lietuvos politinių partijų, Krikščionių demokratų sąjunga, kuri buvo tęsinys Lietuvos Krikščionių demokratų partijos išeivijoje ir kurie atkūrė Lietuvos Krikščionių demokratų partiją Lietuvoje. Gaila, kad einant Lietuvos savotiškomis tradicijomis, Krikščionių demokratų partija suskilo ir šiandien tapo 3 ir jie keičia savo vyriausybės ir vadovybės. Mūsų pasiliko ta pati nuo įkūrimo, mes esame tikrąją krikščionišką demokratišką pasaulėžiūrę ideologiją ir ją vykdysime. Mes neieškome naujų vėjų, naujos politikos, naujos demokratijos. Mūsų demokratija ir politika yra per amžiai sukurta, bet reikia žiūrėti, kaip įvykdoma. Mūsų šūkis yra sąžininga, švari, atvira, skaidri politika. Visiems Lietuvos piliečiams, kad visi žinotų, kokia yra mūsų politika ir ko mes siekiame. Mes siekiame geresnio Lietuvos gyvenimo, aprūpinimo jaunimo, socialinių problemų sprendimo, sveikatos klausimų sprendimo, kurie yra apleisti. Ir labai liūdna, kad dabartinė konservatorių vyriausybė Lietuvoje privedė prie šios sunkios ekonominės, socialinės, finansinės krizės. Reikia, kad ateitų žmonės, kurie ir turi drąsą ir gali drąsiai veikti ir pasisakyti, ko Lietuvai reikalinga ir kaip Lietuvos problemos turi būti sprendžiamos. Bet, ponia Bobelė, Lietuvos politinėje arenoje yra 3 partijos, 3 politinės jėgos, kurios turi tą patį žodį krikščionis. Ar žmonės atėję į politiką turi daugiau dievų negu vieną? Nu, man liūdna pasakyti. Vieni seka pagal konservatorių politiką, kiti seka dabar pagal tos naujosios politinės grupės politiką. Pono Paulausko, pono Pakso ir pono Ozolo, nes jos priėmė kai vargšus pabėgėlius ir davė 11 vietas. Tai manau, būtų gėda savo politinę partiją atstovauti tokiomis sąlygomis ir aš dėl to esu labai nusivylęs ir liūdnas. Dėkui Kaziui Bobeliui, 12 sąrašas Krikščionių demokratų sąjunga. Sąrašas 13 Lietuvos Lenkų rinkimų
akcijoje ir Valdemar Tomaševskiai. Labas vakaras, gerbimieji Lietuvos televizijos žiūrovai. Добрый вечер, Państwu. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija tai regioninė centro pakraipos partija, turinčia ir kairiesiems, ir dešiniesiems būdingų bruožų. Atstovaujantį visų pirma Vilniaus krašto gyventojus, pagrindė tautinės mažumas, bet ir kiekvieną šio krašto gyventoją. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijai rūpi taip pat valstybės reikšmės klausimai. Mes turim aiškę viziją savivaldybių kompetencijų ir jų teisių išplėtimo, žemės ūkio atgavimo, teisinės sistemos tobulinimo. Mūsų sąrašuose yra 55 pavardės, 15 mūsų kandidatų balotėjuojasi vienmandatėse apygardose, Vilniaus krašte ir visuose Vilniaus miesto apygardose. Esam dėkingi rinkėjams už didelę paramą savivaldybių rinkimų metu. Tikimės jų paramos ir būsimuose Seimo rinkimuose. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos vienas iš pagrindinių pirmuoju numeru įrašytų tikslų yra atgaivinti Vilniaus krašto, kuriame gyvena daugiausia Lenkai, ekonominį ir socialinį gyvenimą. Tik po to jau kalbama apie visos Lietuvos gerovę. Ar būtent tokia tvarka ir vykdysite savo pažadus? Pirma Lenkai, po to jau visi kiti. Mes nekalbam apie Lenkus, mes kalbam apie šį kraštą, kuriame gyvena ir Lenkai, ir Lietuviai, ir Rusai, ir kiti. Mūsų programa numato šio krašto atgaivinimą ir taip, kaip sakiau, mums rūpi ir visos Lietuvos klausimas. Mes vienareikšmiškai palaikėm Lietuvos stojimą į euroatlantinės struktūras. Ačiū. Tai sąrašas numeris 13 ir Valdemar Tomaševskiai. Dabar sąrašas numeris 14 Lietuvos liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą ir Julius Veselka. Labas vakaras. Aš norėčiau pirmiausia žmonėms paaiškinti, kodėl mes netapom europietišką modernę partiją, o paprastai liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą. Todėl, kad ponija elitas Žečpospolitos laikais nulenkėjo ir pačią valstybę pavertė sergančią vištą, kurią paskui Rusija ir Lenkija pasidalijo. 40 metais ponija ir elitas paraitė kelnes bėgo į vakarus, paskui jie kvietė eilinį pilietį, eilinį Lietuvos mužikėlį eiti į miškus ginti tėvynę, paskui jie grįžta vėl ir nenori dirbti, statyti fabrikus ar tiesti kelius, o tik vadovauti Lietuvai. Ir dabartinis politinis elitas vėl žiūri Lietuvos nepriklausomybę pavertė savo asmeniniu bizneliu. Todėl mes kviečiame už mus balsuoti tie, kurie jaučia, kad Lietuva per 10 metų paversta pusiau vergų kraštu. Ir mes kaip Liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą siūlom labai paprastą Lietuvai vystymą, Šveicarijos vystymosi kelią. Kad nereikėtų stoti jokias karinės sąjungas ir nežiūrėti tai kreivai į rytus, tai su palenkta galva į vakarus, o traktuoti visus vienodai ir žiūrėti, kur galima parduoti savo prekes. Tai yra mūsų lozungas nesiruošti kariauti, o ruoštis prekiauti ir konkuruoti. O šiaip čia daug siūlosi premjerus, galiu tautai pasakyti, kol netapsiu premjeru, bus ta pati velniava Lietuvoje. O kai tapsiu vesiu drausmą ir iš tikrųjų Lietuva nuo Šveicarijos keliu ir su per tam tikrą laikotarpį, nes vienus metus greunant 4 metus reikia atstatyti, štai ir paskaičiuokite, kiek buvo greuna, per tą laiką mes paversime Lietuvą rytų Šveicariją. Iš tikrųjų, jūs ruošitės gelbėti Lietuvą, taip? Negelbėti, o priiminėti sprendimus ir vaikyti žulikus. O kodėl vis dėlto jūs pasisavinote teisingumo sąvoką? Ar gali viena partija primesti visai Lietuvai teisingumo sąvoką? O Dieve mano, man reikia 100 vyrų ir bus teisingumas įgyventas Lietuvoje. Kągi, ačiū ponui Veselka, tai sąrašas numeris 14 Lietuvos liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą. Ir 15 sąrašas tai jaunosios Lietuvos, naujų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, ponas Stanislavas Buškevičius. Gerbimi rinkėjai, mes sudarėme koaliciją jaunosios Lietuvos, naujųjų tautininkų, politinių kalinių ir demokratų partijos. Jaunai Lietuvai atstovauju aš, naujiesiams tautininkams kovo 11 akto signataras Leonas Milčius, politiniams kaliniams 25 metus sovietiniais metais gavęs prie Stalino poetas Jonas Truska. Demokratų partijai atstovauja gerai žinomas Saulius Pečeliūnas.
Aš norėčiau kreiptis jūsų rinkėjai ir štai ką pasakyti. 92 metais jūs išrinkote vieną daugumą, nusivylėte. 96 metais išrinkote antrą daugumą, taip pat nusivylėte. Šiandien jūs ruošiatės balsuoti už trečią daugumą. Galiu įspėti, jeigu jūs išrinksite trečią daugumą, tai liksite ne tik tai be bankų ir be pinigų, bet ir be kelnių. Ir dažnai, kada girdžiu, kai politikai aiškina, ką jie darys, kaip vaduos tautą, kaip gelbės Lietuvą, aš norėčiau pasakyti, pradėkime nuo savęs. Pradėkime nuo savęs ir tada tikrai Lietuvos žmonės pradės gyventi geriau. Politikas ir ne tik tai politikas turi turėti šias 4 savybės – norą, valią, kompetenciją ir patriotizmą. Jeigu ir yra pas mumis kompetentingų, tačiau jiems trūksta patriotizmo. Galima į Seimą išrinkti 141 Nobelio premijos laureatą, tačiau nuo to mes geriau gyventi nepradėsime, jeigu jie dirbs savo. Todėl reikia mylėti savo kraštą, mylėti savo žmonės. Mes pagalvokime, gal mums reikėtų atsisakyti pelno mokesčio, taip kaip padarė estai. Paeksperimentuokime, gal sukursime daugiau darbo vietų. Pagalvokime, ką daryti su žemės ūkiu, ar tik tradiciškai, o gal remkime ekologinę žemdirbystę. Reikėtų daugiau pamastyti, kokiais žingsniais mes kursime darbo vietas, kaip mes viską keisime, o ne tik tai kalbėti lozungais, nes kitų atveju mumis laukia tikrai didžiulis nusivylimas. Tai buvo sąrašas numeris 15 Jaunosios Lietuvos naujų tautininkų ir politinių kalinių sąjungos Stanislavas Buškevičius. Mes išklausėme visų 15 sąrašų atstovų pasisakymus ir netrukus mūsų auditorija, tai yra studentai, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos instituto studentai, būsimieji politologai, jaunųjų politologų klubas pateiks mūsų studijos svečiams klausimus. Kągi, mes grįžtame į studiją, šiek tiek atsipalaidavimą ir dabar studentų klausimai ir vėlgi ta pati eilės tvarka, mes pradėsime nuo Lietuvių tautininkų sąjungos, ji dabar atsakinės vėlgi į klausimus ir kas turi klausimų būtent Lietuvių tautininkų sąjungai? Prisistatykite, prašom. Esu Tarptautinių santykių instituto studentas, 3 kurso studentas ir norėčiau paklausti tautininkų partijos atstovo. Jeigu jūsų partija ir tuo pačiu jūsų koalicija laimės rinkimus ir visgi kaip bus sudaroma naujoji vyriausybė ir koks žmogus numatomas į premjero postą? Ačiū. Klausimas labai įdomus. Suprantama, kad esant dabartiniai politiniai sanklodai Lietuvoje, realiai tikėtis pergalę šitos rinkimuose tautininkai vargu ar gali. Todėl kalbėti, kad mes galėtume siūlyti savo premjerą yra nerealu ir mes to nedarome. Vienok esant palankiai situacijai, esant žmonių pasitikėjimui, ypač žmonių tų, kuriems svarbu lietuvio vieta Lietuvoje, mes galime tikėtis pakankamai mandatų ir dalyvauti, sakykime, kokioje tai koalicijoje ir galbūt vieną kitą vyriausybės atstovą pasiūlyti. Bet suprantama, nemanyčiau, kad reikalinga dalintis skertieną, kol žvėris nenušautas. Ačiū. Klausimas Lietuvos valstiečių partijai. Prašom. Vidmantas Urba, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas. Norėčiau paklausti, kokia būtų jūsų bendra ekonominė politika, nes iki šiol jūs nuolat šnekate tik apie žemės ūkį. Galiu atsakyti. Ačiū labai už klausimą. Iš tikro, galiu priminti, kad Valstiečių partija ne nauja partija ir mes turėjom teisę ir galimybę valdyti 6 rajonus praeitoj kadencijoje. Ir teko spręsti įvairias socialinės, ekonominės ir kitas problemas ir jums galiu pranešti, kad tuose 6 rajonuose mes vėlgi laimėjom savivaldybių rinkimus ir gavom balsus netgi miesto gyventojų, kurių problemas taip pat tekdavo spręsti. Šiuo atveju, sakyti, kad valstiečiai rūpinasi tik tom problemom žemės ūkio, kaimo problemom, sakyčiau, kad tai yra netiesa, nes jaunimo problemos ir vaikų problemos šiandien kaime ir mieste taip pat yra vienas iš pačių skaudžiausių. Ir šiuo požiūriu manau, kad teks dirbti visus darbus, teks spręsti įvairius klausimus ir Seime. Aišku, mes galbūt žiūrėsim daugiau per prizmę
iš tikro tos specializacijos ir tos kvalifikacijos, kurią mes turime. Mes esam žemės ūkio specialistai ir esam tikrai galbūt tolimi nuo krašto apsaugos problemų arba nuo kažkokių kitokių. Bet ekonomika ir žemės ūkis yra neatskiriami dalykai. Tikiuosi, kad tarnyba mūsų bus naudinga visiems. Dėkui Ramūnui Karbauskiui, Lietuvos centro sąjungai klausimas. Milda Kuliešiūtė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, 2 kursas. Norėčiau paklausti pono Ozolo. Jūs spaudoje sakėte, kad skirtingai negu kitų partijų pirmininkai nenorite balotiruotis vienmandatėje apygardoje, nes nenorite apgaudinėti žmonių, neskirdamas jų problemom pakankamo dėmesio. Ar tai tikrai yra jūsų pagrindinis argumentas, ar turite kitų? Tai turbūt pats svarbiausias. 6 kadencijų buvęs įvairiuose parlamentuose. Įsitikinau, kad darbas žmonėms vienmandatėje apygardoje yra nepaprastai rimtas darbas. Ir dėl to ryžausi sulaužyti tą tradiciją, manydamas, kad partijos pirmininkas neturėtų šitaip daryti. Ir imti įsipareigojimus, kurių pilnai vykdyti vis tiek negali. Lieka arba partija, arba rinkiminė apygarda. Manau, kad šitą nuostatą reikėtų mum įtvirtinti ir savo noro turėti dar vieną vietą, neužmesti žmonėms, kurie pasitikė tavim apygardoje. Bet yra dar ir kitų dalykų. Aš manau, kad tai tik tai dalis tų pakeitimų, kuriuos mes darytume ir darysime naujajame Seime, patvarkydami geriau visą rinkimų organizavimo sistemą ir Seimo patį darbą. Mes manom, kad ir partijos turi imtis didesnės atsakomybės už tos žmonės, kurie ateina į Seimą ir, kaip jūs žinote, mes įvedėme atšaukimo nuostatą. Tai bus problemiška, tai bus nelengva, tačiau manau, kad šitą atsakomybę tikrai kompensuos tą nuostolį, kurį turės ir partija, sakysime, nesiūsdama savo pirmininko. Ponas Ozolas jau nusimatęs savo vietą po rinkimų, žino, kad, pavyzdžiui, gal bus vadovaujančiose pareigose, tiesiog nebus laiko užsiimti rinkėjais, ar ne? Ne visiškai taip. Ne visiškai taip. Nors, žinoma, reikia pasirūpinti ir tuo, be jokios abejonės. Bet aš jums noriu pasakyti, kad 2 kartus įtempčiausiai dirbęs ir 92 ir 96 metų Seimų apygardose aš įsitikinau, kad žmonių patenkinti taip, kad jie būtų visais atžvilgiais, jų problemos būtų išspręstos. Iš tiesų nėra įmanoma, jeigu tas pats žmogus, kuris yra išrinktas vienmandatėje apygardoje, turi dar tvarkyti ir partijos reikalus. O dar jeigu ir Seimo reikalus, kaip jūs sakot, na tai visiškai negarbinga. Dėkui ponui Romualdui Ozolui, tai yra 3. sąrašas Lietuvos centro sąjunga. Dabar klausimai Vytautui Šustauskui. Dovilė Ruginytė, 2 kurso studentė. Naujoji sąjunga nekelia savo kandidato vienmandatėje apygardoje, kurioje balotiruojatės jūs. Kas sieja jūs ir naująją sąjungą? Nu kaip čia pasakyti, kas sieja niekas. Matote, kad mes galėjome eiti ir koaliciją su jais, viską, bet mes liekam savo principam įsitimi. 3 kartus Seimo rinkimuose mes ėjom vieni ir šiandien mes einame, o kad jie nesakė, tai jų reikalas, matyt, manęs pabijojo. Trumpas ir aiškus atsakymas. Dėkui ponui Šustauskui, Lietuvos krikščionių demokratų partija ir ponui Algirdui Saudargui klausimas. Neringa Bliūdžiūtė, 3 kursas. Nepaslaptis, kad Lietuva pasižymi partijų gausa. Ir kokius skirtumus galėtumėte jūs išskirti iš kitų 2 krikščionišką demokratiją pasiremiančių partijų? Tai yra, kuo galbūt jūs esate geresni? Jūs, kaip matėt, jau šiandieną, ir jeigu žinot istoriją, tai Lietuvoje yra Lietuvos krikščionių demokratų partija, jau 100 metų šito pavadinimu yra viena partija. Ponas Bobelis, kaip teisingai pasakė, jie vartoja pavadinimą, kuris buvo vartojamas išeivijoje. Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga, kada Krupavičius, negalėdamas
užregistruoti partijos, to pavadinimo jis apvienė Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga. Tai tas pačioj pradžioj partijos buvo grupė, kurie šito pavadinimo veikė. Šiuo metu, kaip matot, trečios partijos užregistruotos nėra, tai yra keletą atskilusių nuo mūsų partijos narių, kurie rado savo gal ir patogesnės vietas kitose sąrašuose ir tie modernistai vadinami, jie savo sąrašo neiškėlė, tai yra kelių žmonių ambicijų problema. Lietuvos krikščionių demokratų Lietuvoje yra viena srovė ir manau, kad jinai jau gerą šimtmetį buvo, tai bus ir ateityje, bet kiekviena didelė stipri organizacija turi problemų, turi įvairių tokių dalykų, kuriuos sėkmingai jau sprendė. Mes dabar žvelgiam į ateitį ir aš tikiu, kad Krikščionių demokratų partijos pagrindas yra vienas ir vienintelis ir mes visi tikrai būsim kartu visada. Dėkui ponui Saudargui. Šeštasis sąrašas tai yra Tėvynės sąjunga, Lietuvos konservatoriai ir Arvydas Vidžiūnas. Klausimas jam. Lina Saulėnaitė, antras kursas. Programoje Naujas vėjas jūs žadate neremti bankrutuojančių įmonių, bet skatinti sąlygas geroms įmonėms klestėti. Tai ką jūs darysite su bankrutuojančiamis įmonėmis? Visiška pasaka, panelė, ką jūs čia dabar sakėt. Tik tai mes sakom akcentus, reikėtų akcentus sudėti kelių, akcentus kitokius. Pirmiausia, valstybės parama turi būti įstatyminė, investicinė, užsienio kapitalo pritraukimo yra toms įmonėms, kurios kuria darbo vietą šiandien ir kurios gali duoti uždarbio žmonėms. O žinoma, stojantis ūkiui, antrinis dalykas yra socialiniai fondai ir socialiniai parama. Mes 97-8 metais pirmą didinom pensijas, pirmą leidom pinigus į rinką, pirmą mėginom didinti atlyginimus, o ekonomika neaugo tiek. Ir dėl to dabar turime daug problemų. Mes sakom, pirmą ekonomiką, paskui socialinės programos, jos turi eiti kartu. Taigi, jūs šiek tiek netiksliai pacitavot mūsų programą, bet nieko, klysta ne tik studentai, bet ir politikai. Ačiū Arvydui Vidžiūnui. 7 numeris Naujoji sąjunga, socialliberalai ir Artūras Paulauskas. Klausimas. Mindaugas Paidokas. Taip norėčiau paklausti, pono Paulausko, jūsų reitingai tikrai dabar dideli, bet peržvelgus programą tikrai galima rasti ir mūsų akim žiūrint kai kurių absurdiškų dalykų. Kaip jūs pakomentuotumėt ir atsakytumėt, kam kilo idėja inicijuoti konstitucijos pataisas, galimas konstitucijos pataisas, steigti 2 rūmų parlamentą, kas faktiškai sugriautų visą nusistovėjusią politinę sistemą Lietuvoje? Jūs perskaitėt mūsų projektą ir jūs suprantat, kad konstitucijos pataisas nedaro vien tik Seimas, neaptaręs visuomeniai, neišvystęs plataus svarstymo dėl vienos ar kitos konstitucinės pataisos. Jeigu pasižiūrėsim į Europos parlamentinės sistemas, jūs pamatysit, kad beveik visuose kraštuose veikia 2 rūmų parlamentai. Visi toliau į vakarus. Todėl, kad šiandien mes stebim, kad Seime priimami įstatymai, kurių kokybė, švelniai tariant, yra labai abejotina. Prezidentas, kuris vetuoja tos įstatymus, neturi pakankamai galios sustabdyti tokių blogų įstatymų priėmimą. Mes manom, kad antrieji rūmai, šiuo metu galėtų aukštesnieji rūmai, galėtų taisyti šitas klaidas ir kokybiškesnius įstatymus leisti parlamento. Politiniam procese beje yra tam tikri filtrai, kurie veikiant normaliai visai instituciniai sistemai Lietuvoje šitą dalyką geriausiai padarytų ir švaistyti pinigus ir kažką galvoti tokio fantastiško, tai yra nesuprantama tiesiog. Aš nenorėčiau sutikti, kad pas mus veikia kokie tai filtrai. Atvirkščiai, pas mus nėra jokių filtro. Ir mes matom, kad tie patys įstatymai keičiami po 100 ir daugiau kartų. Vien tik tai pelno mokesčio, PVM įstatymai, kurie keisti jau ne 100 kartų. Reiškia, nėra tų filtrų, kurie užtikrintų, o kiekvieno įstatymo pakeitimas turbūt žmonėms, kurie naudojasi tuos įstatymais, kainuoja daug daugiau. Bet aš noriu pasakyti, kad jūs neprimkit mūsų šitą projektą kaip, sakysim, mūsų tokią nuostatą, kurią mes turim rytoj poryt įgyvendinti. Mes ją pateikėm visuomenės svarstymui ir labai gerai, kad jūs ją skaitot, aptarėt ir svarstot. Kokia bus daugumos nuomonė, toks ir bus įstatymas, tokia bus konstitucija.
Bet kad konstitucinė reforma bręsta, mes matome ir iš kitų partijų pasiūlymų ir naujose programuose. Tai baigiant dar gal nediskutuokime su politikais, nes ta diskusija gali užsitęsti labai ilgai, čia matyti diskutuojančių tikrai atsiras labai daug. Dėkui Artūrui Paulauskui, tai buvo Naujoji sąjunga socialliberalai, sąrašas 7, dabar sąrašas numeris 8, Lietuvos liberalų sąjunga ir Rolandas Paksas. Klausimas. Žilinas Tomkus, Tarptautinių santykių instituto antras kursas. Sakykite, dabar Vilniaus savivaldybė padavė į teismą vyriausybę. Jums tapus ministrų pirmininku, šį klausimą tektų spręsti patiems iniciatoriams. Kaip galėtumėte pakomentuoti šitą situaciją? Labai tiksliai pastebėjo, 21 dieną Vilniaus apygardos teisme bus svarstomas mūsų ieškinys 129 milijonų sumai ir gyvenimas parodys, kaip naujoji vyriausybė išspręs. Aš tik norėčiau pasakyti, kad aš net tuščia žodžiaučiau. Man būnant ministrų pirmininku ir mums teikiant šalies biudžetą, Seimui tvirtinti, tenai buvo numatyta labai didelė suma spręsti savivaldybių problemas. 200 milijonų litų buvo numatyta savivaldybių problemams spręsti. Tai yra praktiškai tiek, kiek dabar savivaldybės teikia ieškinį vyriausybę. Dėkui Rolandui Paksui, tai Lietuvos liberalų sąjunga, 8 numeris, 9 numeris Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija ir Vytenis Andriukaitis. Klausimas. Gerbiamas Vyteni, kaip jūs galėtumėte pakomentuoti tokį teiginį, kad tik socialdemokratinės ir apskritai kairiosios jėgos gali išvesti postkomunistinę visuomenę iš ekonominės ir apskritai ūkinės krizės? Kuo šis teiginys pagrįstas? Šis teiginys pagrįstas realia politinė tikrovė. 1992-1996 metų Lietuva kaip tik tai pajautė, kaip nuo hiperinfliacijos, nuo tragiškos duobės, tragiškos ekonominės griūties vis tik pavyko padidinti, pakelti ekonomiką, pagyvinti ūkį ir bendras vidaus produktas kilo ir pasiekė 1996 metais, pasiekė 4,6 procentų pliusą nuo minus 21 procento 92 metais. Tai statistikos skaičiai. Kitas faktas, tiek socialdemokratija ES valstybėse, tiek socialdemokratai Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje pademonstravo praktinį, realų politikos braižą, sugebėdami įveikti ekonominės krizės. Ačiū ponui Vyteniui Andriukaičiui ir Algirdo Brazausko socialdemokratiniai koalicijai. Tai buvo sąrašas 9. 10 sąrašas yra Lietuvos partija Socialdemokratija 2000 ir Rimantas Dagys. Prašom klausimą. Laurinas Janavičius, antras kursas. Prisistatydamas jūs paminėjot, kad esate kairioji centro partija. Sakykit, kuo paremtas yra jūsų bendradarbiavimas su Krikščionių demokratų partija, kuri iš esmės yra dešinioji? Aš manau, kad atėjo laikas Lietuvoje sustabdyti tą svyravimą iš kairės dešinės, lietuviškos dešinės, o iš esmės tai dešinės kol kas politikos Šleževičiaus vyriausybė galima priskirti tik dešinį vyriausybę. Ir kai mes su kolega Andriukaičiu buvom vienoje partijoje, mes teikėme interpeliaciją, tada vardinom visiškai kitus skaičius ponui Šleževičiui. Manau, kad atėjo laikas sustabdyti tą švytuoklę, būtent orientuojantis į socialinius klausimus. Ir labai gerai, kad vienoje iš dešinių partijų, Krikščionių demokratų partijų socialinė programa yra orientuota būtent tų problemų sprendimui, kad užtikrinti žmonėms socialinį stabilumą, ne didžiulį, ne fantastinį, bet aiškumą, kas su jo bus daroma, kas su jo bus, turės jis minimalią pensiją, turės jisai galimybę gauti mokslą, turės jisai sveikatą. Kita vertus galėčiau priminti, kad ES socialinė doktrina yra sukurta ilgos polemikos tarp krikščionių demokratų ir socialdemokratų partijų. Ir jinai sukūrė tą socialinį modelį, kurį vadinama Europos Sąjunga, o kadangi mes abinė partijos eidam į Europos Sąjungą ir pasisakom už tai, tai turbūt šio klausimu irgi didelių debatų nėra. Ir be to priminsiu, kad šios partijos yra tradicinės ir ilgalaikės. Ir tokių koalicijų yra buvę, ir Austrija valdė ilgą laiką krikščionių demokratų ir socialdemokratų netgi koaliciją. Ir kai ta koalicija išyro, dabar kai Haideris atėjo, matome, kuom baigėsi Austrijai. Taip kad aš manau, kad Lietuvoje Austrijos variantas irgi neturėtų pasikartoti.
Tai buvo Rimantas Dagys, sąrašas numeris 10, dabar Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga Stasys Šedbaras. Klausimas. Vytis Jurkonis, antro kurso studentas. Aš norėjau paklausti, ar jūsų partija sąmoningai vengia Lietuvos konservatorių partijos pavadinimo kaip sąskambio su Lietuvos komunistų partija? Pavadinimas buvo didelėse diskusijose gimdomas, iš tiesų buvo įvairiausių kontroversiškiausių pasiūlymų, netgi sakyti žodžio pradžio konservatoriai. Tačiau mes negalėjome vardan savo koncepcijos, savo filosofijos, savo modelio, kurį kursime Lietuvoje, atsakyti šito žodžio. Visiškai įmanomas dalykas, kad to diskusijoje buvo ir tokia išsakyta pozicija, nors aš manau, kad tie žmonės, kurie ateities Lietuvą kurs, jaunimas, dėja, mūsų sąjungos amžiaus vidurkis yra 40 metų taip pat, bet labai stipri yra mūsų jaunimo sąjunga, ir tie žmonės, kurie kurs ateities Lietuvą, tai vargu ar be prisimins, ar jiems ką nors jau be primins, kokias iliuzijas besukels šitos 3 raidės. Manau, kad šitai turėtų nueiti į ateitį. Mes iš ties siūlome tik pozityvius dalykus. Nors laiko turėjome nedaug, tačiau nenaudojame tų emocinių rinkimų kampanijos elementų, o siūlome stabilius, paremtus išbandytais metodais Lietuvos vystymo kelius. Dar kartą kartoju, tik socialiai saugi Lietuva, nieko netiminėjant, neperskirstant, o sudarant galimybės užsidirbti, stipri teisėsauga, gali išties sukurti prielaidas žengti Europos į pasaulio bendriją kaip lygiai teisėm, o nebūti nustumtiem, jeigu nedaug dėvė vyktų kitokie dalykai kažkur toliau už Rumunijos. Ačiū. Dėkui ponui Šedbarui, tai sąrašas numeris 11, 12 sąrašas Krikščionių demokratų sąjunga ir Kazys Bobelis. Andrius Grikėnis, jaunųjų politologų klubas. Šiandien labai populiarios naujosios politikos idėjos. Sakoma, kad politikoje Lietuvoje trūksta naujų veidų. Galbūt vertėtų atsigręžti vakarus, galbūt Lietuvai būtų geriau, jeigu ne tik prezidentūrai, bet ir Seimui bei vyriausybei vadovautų užsienio lietuviai. Nepilnai supratau jūsų klausimą. Kaip jūs manote, ar nevertėtų pasikviesti Lietuvą daugiau užsienio lietuvių, pasitelkti tas pajėgas? Importuoti daugiau Amerikos lietuvių, pavyzdžiui, Lietuvą. Žinot, kiekvienas lietuvis yra lietuvis, nežiūrint, kur jis gyvena. Ir jeigu lietuvis gyvenamas Amerikoje, Australijoje ar Kanadoje gali prisidėti prie geresnio Lietuvos gyvenimo, tai jis turi būti priimtas, pagerbtas ir galėtų čia dalyvauti, kad savo patirtį vakaruose galėtų perduoti mums. Ir aš manau, tas labai naudinga. Mes neturėtume skirstyti lietuvį nuo vietos, kur jis gyvena. Visi esame lietuviai, visi esame broliai, visi kovojame už laisvą Lietuvą ir visi turime dabar kartu dėti pastangas, kad Lietuvos gyvenimas pagerėtų ir ypatingai jums, studentams, baigiantiems mokslą, kad būtų garantuotos darbo vietos ir jums nereiktų bėgti iš Lietuvos į tuos kraštus, kur dabar daugelis lietuvių tebe gyvena. Dėkui ponui Kaziui Bobeliui, tai sąrašas numeris 12, sąrašas 13 Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Valdemar Tomaševski ir klausimas jam. Aleksandras, 3 kurso studentas. Lietuva čizna moja. Ar jums neatrodo, kad ta reklama, kurią dabar eina Lenkija, jie atspindi tų Lenkų viltis, kurie pabėgo iš čia ar buvo išsiųsti po karo, kad čia netikrų Lenkų, nevietinių? Aš asmeniškai nemačiau šios reklamos, bet tie Lenkai nepabėgo, jie buvo priversti pabėgti. Buvo alternatyva važiuoti į Sibirą. Kita alternatyva. Ačiū. Tai Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Dabar sąrašas 14, Lietuvos liaudės sąjunga už teisingą Lietuvą ir Julius Veselka. Klausimas jam. Gerbiamas Veselka, jūs taip tvirtai pareiškite, kad Lietuvoje teisingumą įvestų 100 vyrų. Ar tai reiškia, kad jūs esate už diktatūrą? Aš jums galiu paaiškinti, kuo skiriasi proletariato diktatūra nuo šiandien Lietuvos demokratijos. Prie proletariato diktatūros buvo politbiuro diktatūra, dabar yra pinigų diktatūra. O reikia iš tikrųjų sukurti, tarp kitko, ne importuotą iš kur nors, o lietuvišką socialinę demokratiją. Ir mes tą pasiruošę padaryti. Su 100 vyrų pagalba, taip? Jėga? Galime 100 moterų pakviesti.
Taigi jūsų politika yra paremta jėgos politika, taip? Ne jėgos, socialinio teisingumo, o jeigu reikia tam įgyvendinti, galima panaudoti ir jėgą. Dėkui ponui Veselkai ir sąrašas numeris 15, Jaunosios Lietuvos naujų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, jie atstovauja Stanislavas Buškevičius, klausimas jam. Margiris Abukevičius, antras kursas. Man iki šiol neaišku, kodėl tautinės jėgos yra tokios ambicingos. Negi negalėtų ir pirmas sąrašas, ir 15 sąrašas sėdėti ant vienos kėdės. Ar nebūtų ir jums geriau, ir rinkėjams geriau? Jūs iš dalies esate teisus. Be ambicijų reikia turėti ir amunicijos. Mes turime amunicijos. Taigi toks trumpas atsakymas, tai praėjo pirmas ratas klausimų, kurios pateikė Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentai, jaunųjų politologų klubas. Na, mes netrukus turėsime antrą ratą klausimų. Mes grįžtame į studiją ir toliau kalbame su mūsų studijos svečiais. Dabar prašysiu labai greitai mūsų studijos svečių atsakinėti į klausimus. Mes turime laiko matuoklį ir praktiškai tol, kol pabaigs degti lemputės kiekvienam kandidatui, tiesiog reikia greitai atsakyti klausimus. Blitz turnyras, nes iki mūsų laidos pabaigos nebe taip daug laiko ir galbūt tikrai nereikia varginti mūsų žiūrovų ilgomis kalbomis. Taigi vėl mes grįžtame prie mūsų sąrašų ir sąrašas numeris 1, Lietuvos tautininkų sąjunga, Gediminas Sakalnikas. Klausimas jam. Mindaugas, trečias kursas. Jūs akcentuojate savo programoje tautiškumą, tai vis dėlto koks tas grynakraujis lietuvis? Man atrodo, geriausias pavyzdys gryna kraujo lietuvė, tai yra jūsų jaunimas, kuris čia sėdi. Ačiū. Dabar klausimas Lietuvos valstiečių partijai ir Ramūnui Karbauskiui. Jūsų partijoje net 9 merai kandidatuoja į Seimą. Ar jūs manote, kad tai yra teisingai ir ar jūs taip neapvilite savo rinkėjų visų? Aš jau esu minėjęs, kad tie merai nebe pirmą kadenciją dirbo, daugelis iš jų dirbo ir antrą ir trečią kadenciją. Iš tikro, jie supranta ir mato labai gerai situaciją, man atrodo, tą klausimą labai gerai atsakė prieš tai šnekėjęs meras Paksas. Ir aš manau, kad šitų žmonių tarnyba Seime bus ne kam mažesnė arba blogesnė negu tarnyba savivaldybėse, o patyrimas iš tikro didelis. Aš manau, kad jie čia labai praves. Ačiū ponui Karbauskiui, dabar klausimas Romaldui Ozolui, Lietuvos centro sąjunga. Prieš 2 metus jūs labai neigiamai vertinote poną Artūrą Paulauską, vadinot jį nekompetitingu ir populistu. Kas privertė jūs bendradarbiauti dabar? Tai, kas yra Lietuvos realybė. Klausimai turi būti sprendžiami taip, kad keistusi esminiai dalykai. Artūras Paulauskas palietė esminius dalykus, tuos, kuriuos ir mes kėlėme, ir mes mielai jungiamės kartu, kviečiame jį bendradarbiauti. Liberalai taip pat randa čia daug ką bendro ir mes kartu tikrai nuveiksime nemažai. Tai buvo Romaldas Ozolas, Lietuvos centro sąjunga. Klausimas Lietuvos laisvės sąjungai Vytautui Šustauskui. Lina Laurinaitė, antras kursas. Norėčiau paklausti, jūs už Seimo ribų kovojate kovą viena partija prieš visas kitas partijas. Jeigu jūs pakliūtumėte į Seimą, ar jūs šlėtumėte kokių nors partijų kitų? Ar taip ir Seime irgi būtumėte vienas prieš visus? Ačiū. Aš niekada prie nieko nesišlėjau, jiem šlėjus prie manęs, tai įrodė Kauno savivaldybių rinkimai. Dėkui ponui Šustauskui, Lietuvos krikščionių demokratų partija, Algirdas Saudargas ir klausimas jam. Labas vakaras, Indrė Mackevičiūtė, Tarptautinio santykių institutas. Norėjau klausimą paklausti apie jaunimą. Jūsų partijoje nėra, partijos narių tarpe nėra daug jaunų žmonių, atitinkamai matyti didžiąją dalimi dėl to neturite daug jaunų žmonių ir elektorato tarpe. Kokią įtaką tai gali turėti jūsų partijos į ateičiai? Matyti vien garbingą partijos istoriją neužteks pasiremti. Nesat visiškai teisi, mūsų partijoje yra tikrai nemažai jaunų žmonių. Mes turim labai aiškę politiką jaunimui ir manau, ji turėtų jums patikti, nes manom, ko reikia jums labiausiai.
mokslo, šviesos, teisingai. Ir jeigu jau širdis liepia sukūrėt šeimą, jauni, aš taip pat jaunas sukūriau šeimą, pastogės, būsto. Tai mes už tai paskaitykit mūsų programą, kad būtų kreditiniai fondai būstui, kreditiniai fondai mokslui. Mėlyjei, ateikit pas krikščionis demokratus, mūsų idėjos labai jaunos ir labai gyvos. Ir ištieskit ranką, mūsų numeris 5. Dėkui Algirdui Saudargui. Dabar klausimas Tėvynės sąjungai Arvydui Vidžiūnui. Viktorija Bražiūnaitė, Tarptautinių santykių institutas ir Jaunųjų politologų klubas. Visi puikiai žinome, kad 21 amžius yra siejamas su informacinė visuomenė. Klausimas būtų toks, kokie jūsų manymų yra pagrindiniai uždaviniai žengiant informacinės visuomenės link? Pirmasis uždavinys, kad kitų metų biudžete, kuris yra dabar planuojamas, atsirastų pakankamai pinigų kompiuterizuoti mokykloms. Tai pirmasis dalykas. Bus tame projekte, kurį rengia Andriaus Kubiliaus vyriausybė, daug pinigų. Kiek tų pinigų liks, jeigu mes nebūsim išrinkti, tai yra kitas dalykas. Tai pirmas žingsnis, realus žingsnis, jis bus padarytas, o be abejo visi kiti plauks iš to, kad kompiuteringai raštingi, elektroniniu parašu mokate naudotis tas įstatymas, kuris priimtas mūsų Seime, ir Lietuva internetinė ir kompiuterinė bus. Ačiū Arvydui Vidžiūnui, dabar klausimas Naujajai sąjunga Turi Paulauską. Ieva Valutytė, antras kursas. Jūsų partija jau patyrė pirmąjį išbandymą valdžia ir deja vienas iš jūsų merų jo neišlaikė. Viena iš jūsų pagrindinių nuostatų programoje yra tobulinti kovą su korupcija. Kaip jūs galite mus užtikrinti, kad šį kartą nebus panašių nesusipratimų ir jūs pajėgsite pilnai įvykdyti šį pažadą jūsų? Ačiū. Taip, tenka apgailestauti, kad mūsų neišlaikė išbandymų vienas meras, bet nereikia galvoti, kad visada ir visi bus tokie tvirti ir niekada nesispirs. Man atrodo svarbiau įvertinti mūsų reakciją, kad būtent tą atsakomybės principą mes taikom ir patys griežčiausiai taikom savo. Ir mūsų reakcija buvo labai griežta, kai kas net vertino, kad per griežta, aš manau, jinai buvo teisinga. Ir tai pademonstruoja mūsų požiūrį. Mes pradedam nuo savęs, parodom, kaip turi elgtis kiti. Aš galvoju, kad šiandien pažadėti, kad visi bus šventi ir niekas nepaslys, tai būtų šiek tiek apgavystė. Dėkui Turi Paulauskui, dabar Lietuvos liberalų sąjungai klausimas ir Rolandui Paksui. Jurgita Akmantaitė, antras kursas. Norėčiau paklausti, kiek mokyklų ir kiek darželių būtumėt galėję suremontuoti už tuos 25 milijonus, kuriuos būtent skyrėte kiniškam aikštės granitui pirkti? Ačiū. Ačiū, labai geras klausimas. Kadangi kiniškas buvo pigesnis už lietuvišką, tai mes pasirinkom kinišką, tai viena. Antras dalykas, ne 25, o 15. Trečias dalykas, jeigu mes visuomet būtume šitaip galvoję, kaip jūs klausėt, mes nebūtume turėję nei katedros, nei Vilniaus bažnyčių, nei apskritai galbūt šios studijos. Kitas klausimas Vyteniui Andriukaičiui, Algirdo Brazausko socialdemokratiniai koalicijai. Darius Verička, antras kursas. Kiek žinau, tai tiek Naujoji sąjunga, tiek socialdemokratinė koalicija propaguoja vadinamo trečio kelio idėjas. Tai gal vertėtų to trečio kelio idėjas po rinkimų propaguoti kartu kaip vienai politiniai jėgai? Trečiųjų kelių yra daug, nėra vieno. Ir dėl to labai smagu, kada Lietuvoje dėl to diskutuojama. O po rinkimų bendradarbiavimas su partijomis, kurių programos yra panašios, yra tikrai įmanomas. Ačiū Vyteniui Andriukaičiui, dabar Lietuvos partija Socialdemokratija 2000, Rimantas Dagys. Jurgita Mekaitė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto, trečias kursas. Kaip galima pastebėti, daugelio partijų programos iš esmės yra gana panašios. Kokios jūsų partijos programinės nuostatos padės rinkėjams atskirti jūs iš kitų partijų?
Ačiū. Gal kitų partijų programos ir panašios, bet mūsų tikrai turbūt skiriasi. Nes turbūt dominuojanti, ir čia pasisakančių kalbose mintis yra, kad valstybė nieko negali daryti, jokios atsakomybės už nieką neprisima, mes viską paleidžiam, viskas tvarkosi normaliai. Mesgi priešingai manom, kad valstybė turi ūkininkauti ir ūkininkauti efektyviai. Jeigu jauni žmonės, reiškia, ruošitės įsigytumėt, skaitykit akcijų kokioje nors įmonėje 30% pas savo kolegą ir jis jums neduotų ataskaitas, ką su jumis daro, tai jūs būtumėt labai supykę, bet valstybė kol kas ūkininkauja būtent šiaip. Ačiū Rimantui Dagiui, dabar klausimas Nuosaikiųjų konservatorių sąjungai Stasiui Šedbarui. Nuosaikių konservatorių partija pagrindą sudaro būtent buvę Vagneros vyriausybės nariai. Tėvynės sąjunga visus politinius nesklandumus verčia būtent Vagneros vyriausybė, o savo ruožtų nuosaikiai konservatoriai laikosi gana pasyvus taktikos. Kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Labai geras klausimas. Buvo periodas, kada už viską, net už Krušą, už Audrą, už Sausrą buvo kaltas Landsbergis. Dabar labai sėkmingai Tėvynės sąjunga surado kitus kaltininkus ir jau pusantrų metų eksploatuojama šitą idėją. O aš jau kartoju, mes pozityviai, mes turim ką pasiūlyti, mes žinom, kaip daryti ir žinom, ką veiksim atėję į Seimą. Taigi, man atrodo, griovimo periodą yra praėję, reikia kurti Lietuvos ateitį. Žinom, kaip padaryti ir padarysim. Dėkui Stasiui Šedbarui. Klausimas Kaziui Bobeliui, 12 sąrašui. Gintarė Miškinytė, antras kursas. Jūs atsakydamas pirmą klausimą iš ties paminėjote tikrai skaudžią ir aktualią dabartinę problemą, tai yra jaunimo žvalgymasi ir ne tik žvalgymasi, o bėgimą į vakarus. Kaip jūsų partija konkrečiai, kaip manote, reikėtų sustabdyti tą būtent proto nutekėjimo fenomeną? Aš vėl turiu sakyti, aš nesuprantu jūsų klausimą visai. Aš minėjau, kad jūs atsakydamas į pirmą klausimą paminėjote tikrai... Jūs atsakydamas į pirmą klausimą paminėjote iš ties aktualią dabartinę problemą. Visai nežinau. Paminėjote iš ties aktualią dabartinę problemą, tai yra jaunimo žvalgymas į vakarus ir ne tik žvalgymas, bet ir bėgimą į vakarus. Ką jūs manote reikia daryti, stengiantis pristabdyti šitą proto nutekėjimo fenomeną? Aš nežinau, jūs skaitėte mūsų programą. Jeigu skaitėte mūsų programą, tai visi tie dalykai yra labai tiksliai ir detaliai išaiškinti. Ir jeigu kas yra jums ne visiškai aišku, tai aš su mielu noriu, kad aš jums privačiai padiskutuočiau ir galėtume pakalbėti. Dėkui ponui Bobeliui. Dabar klausimas Lietuvos Lenkų rinkimų akcijai Valdemarui Tomaševskiai. Jūsų pavadinimas skamba Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Tai vis dėlto kokias dar akcijas Lenkai žada Lietuvai? Mes žadam sąžiningai dirbti Seime ir sąžiningai reprezentuoti savo rinkėjus. Ačiū. Klausimas Lietuvos liaudės sąjungų už teisingą Lietuvą ir Juliui Veselkai. Aistė Sabaliauskaitė, 3 kursą. Jūs pasisakote už aktyvų neutralumą. Gal galėtumėt pakomentuoti šią ganėtinai prieštaringą apibrėžimą? Aš nesuprantu, kodėl jis prieštaringas. Tokios valstybės kaip Šveicarija, Švedija, Suomija, Austrija yra neutralios valstybės ir ką jos prieštaroja pačios savo? Aš dar kartą pabrėžiu, mes Liaudės sąjunga prieš Lietuvos stojimą NATO už neutralumą ir siūlome tų, kurios turtingiausios valstybės Europoje vystymosi kelią. Tai aš nematau nieko prieštarimo. Prieštaroje žodžiai aktyvus ir neutralus. Aktyvus neutralumas. Taip, aktyvus dalyvavimas politikoje, paremiant tiesos teisingumo principus, nepaisant įvairius turtingos valstybės, vargingos, pokomunistinės, tos kapitalistinės valstybės. Todėl aktyviai dalyvausime, ginant tiesos teisingumo, o ne skirstant Europą biedną, turtingą, demokratinę, totalitarinę ir taip toliau. Mes todėl aktyvų neutralitetą. Už aktyvų neutralitetą pasisakome. Ačiū ponui Veselkai ir paskutinis sąrašas, 15 sąrašas, tai yra Jaunosios Lietuvos, naujų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, kurią atstovauja šiandien Stanislavas Buškevičius. Klausimas jam. Į Lietuvą atėjo narkomanijos banga. Azijos šalis iššaudo narkotikų platintojas. Jūs pasisakot už mirties bausmę, tai kas kieno jį laukia Lietuvoje? Mirties bausmė? Taip, aš Seime balsavau prieš mirties bausmės panaikinimą. Ir aš buvau teisus.
jau yra įrodyta, kad ypatingai mirties bausmės buvimas baudžiamajame kodekse sustabdo samdomuosius žmogžudžius. Visiškai aišku, šito reiškinio panaikinti neįmanoma, bet kalba eina apie kiekį. Pavyzdžiui, tokioj demokratiniai valstybei, pačioj demokratiškiausioje pasaulio šalyje kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, kiekvieną savaitę įvykdomos po 7, po 8 mirties bausmės. Europa pergyveno ir fašizmą, ir komunizmą. Ir ne Europai diktuoti Lietuvai, ką reikia daryti. Tegul tas europietis pavaikšto po mūsų gatves ir pakalba su motinomis, kurios nesulaukia savo dukrų grįžtant iš gimnazijos, iš aukštųjų mokyklų. Tegul pakalba su tais tėvais, kurių dingsta atžalos. Pažiūrėkite, kas darosi Lietuvoje. Ir mes turime šitą banditizmą sustabdyti. Ir jeigu mes papulsim, sustabdysime. Kągi, dėkui Stanislavui Buškevičiui, mes išklausėme visų kandidatų sąrašų lyderių. Ir dar vienas dalykas, aš pasinaudosiu savo tarnybinę padėtimi. Ir tokį truputėlį žaidimą pažaisim labai trumpai. Aš tikiuosi, kad kas pirmas sureaguos iš mūsų studijos svečių ir atsakys į klausimą. Aš jį sakysiu lėtai, jūs visi žinote, kokioj padėtyje yra Lietuvos radijas ir televizija. Žinote, kad didžiulės skolos ir ko gero dabartinė valdžia mums nepadės šiais metais iš tų skolų išsikapstyti. Todėl vis dėlto norėčiau paklausti, ką naujoji valdžia, dabar sąrašo atstovai, kurie čia sėdi pas mus atėję į valdžią, padarys, kad nacionalinis radijas ir televizija, visam pasaulyje nacionaliniai radio ir televizijos gyvena gana neblogai, nes jos atlieka tam tikrą visuomeninę misiją. Tuo tarpu Lietuvoje kol kas su mūsų kanalu yra nekas. Taigi, ką naujoji valdžia padarys ir kaip padės nacionaliniam radijui ir televizijai? Ponas Vidžiūnas pirmasis pakėlė. Aš sakiau, kad šita valdžia dar neišsėmė visų galimybių. Mes siūlome šnekėtis visiškai rimtai. Kitas dalykas, nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme yra nuostatos, kurias reikės realizuoti kitam Seime. Mes nedrįsome galutinai įvesti abonentinių mokesčių. Aš tikiuosi, kad ateinantys ir mus kritikuojantys tai sugebės padaryti. Trečiasis dalykas, nacionalinio radijo ir televizijos vadovybė turi gyventi pagal savo išgalės, kaip gyvena visa Lietuvos valstybė. Duok Dieve, kad jie pažadėtų daugiau. Ačiū ponui Vidžiūnui. Ponas Ozolas. Biudžeto įstatyme atskira eilute garantuoti radijui ir televizijai visą reikalingą biudžetą. Jūs pažadat, jeigu ateisite į valdžią? Ponas Andriukaitis. Aš noriu papildyti poną Gaivą, bet 95 metais priimant radio ir televizijos įstatymą būtent ir buvo išbraukta eilutė įstatymę, kad nacionaliniam radio ir televizijai būtų paliktas tikslinis finansavimas. Radijas ir televizija turi turėti mišrų finansavimą, tikslinį, ir dalį reklamos iš tokių dalykų kaip sveikatos reklama ir kiti dalykai. O abonentinis mokestis yra labai diskutuotina problema. Bet tai ką čia diskutuoti, jeigu jis jau yra įstatymas? Deja, jo įvedimo mechanizmai yra sudėtingi ir šioje ekonominiai kriziai papildomas mokestis vargiai ar įmanomas. Ponas Dagys. Mes ne tik tai kažką tai darysim, mes ir dabar darom ir inicijavom ir visokius pasitarimus ir partijas mėginom užvesti, jos mus palaikė, plaunam smegenis konservatoriam, kad reikia išlaikyti nacionalinį televiziją ir radiją. Mums, kai mes atėsime valdžią, to daryti nereikės, nes tai yra valstybės funkcija ir valstybė užkrauna tam tikrą funkciją, turi duoti ir tam pinigų. Neduoda pinigų, tai nėra ko užkrauti funkcijų. Čia mūsų visiems finansistam pamoka. Ponas Bobelis. Dabartinė valdžia nieko negali padaryti, nes dabartinę padėtį ir privedė, sugriovė. Tai ką jie gali pataisyti? O mes, jeigu ateitume į valdžią, tai pirmas dalykas, didelę dalį reklamos skirtume televizijos ir kitom kultūriniam programom. Ir vakaruose labai daugelis kultūrinio programų įsilaiko iš reklamos, o pas mus reklama yra draudžiama ir baudžiama. Todėl mes panaikintume tą. Ponas Veselka. Labai paprasta. Iš tikrųjų, nacionalinis radijas turi būti prioritetinis valstybės finansavimas, bet jeigu valstybė negali užtikrinti, reikia taisyti įstatymą ir leisti patiems daugiau užsidirbti per reklamą. Ponas Buškevičius. Aš neįsivaizduoju, kaip galima iš kultūros padaryti biznio objektą, tam tikrą dalimi taip, bet visumoje paėmus tai yra neįmanoma. Todėl kiekviena partija supranta, kad turi būti atskira eilutė nacionalinėme biudžete. Bet vyrai, sutikite vieną, kad reikia ir geriau dirbti, nes jeigu geriau ir bus dirbama, tai galima bus ir geriau išlaikyti šitą pastatą.
Na kągi, kiti taip pat kėlė rankas, bet jie buvo paskutiniai gana vangiai kėlė rankas, reiškia, nelabai žino, ką daryti dar su nacionaliniu radio televiziju. Tuo tarpu diskutuoti jame, naudotis laiku labai nori visi. O mūsų laida artėja prie pabaigos, pirmadienį debatai, pirmadienį Lietuvos televizijų istorijoje, pirmą kartą debatai tarp politinių partijų. Manau, kad mes parodysime, kad ir mes galime dirbti. Tai buvo pirmoji agitacinė laida skirta Seimo rinkimams 2000 metais. Aš dėkoju Jums, gerbiami žiūrovai, dėkoju visiems studijos svečiams, dėkoju kandidatams, sąrašų atstovams. Iki pasimatymo pirmadienį.